Sveiki. Labai smagu matyti jūsų tiek daug. Aš pakalbėsiu tikrai sunkesnė tema, bet tikiuosi, kad jūs sugebėsite įsigilinti, pabūti su manimi šias 15 minučių. Turbūt kaip ir jūs, taip ir aš, prieš 3 metus nebuvome pasirengę tam, kas nutiko mūsų pasaulio pusėje. Turbūt daugelis iš mūsų nebuvo pasirengę tokio masto karui, kuris paveiks mūsų visus gyvenimo aspektus. Kartu su kolegomis 2022 m. vasario mėnesį mes ruošiamės važiuoti į Ukrainą, visai nežinodami, kas mūsų laukia. Ir netrukus mes supratome, kad užduotis, kuri yra prieš mus, yra mūsų kartos uždavinys, mūsų kartos žurnalistų uždavinys. Ne tik dėl to, kad karas labai stipriai pasikeitė, kai technologijos valdo viską, kai 1,5 kilometro aukštyje skrendantis Lancet dronas metro tikslumu gali nustatyti tavo buvimo vietą ir per keletą minučių link tavęs pasiųsti prieš veisolaidžio pritvirtintą droną, kurio sustabdyti neįmanoma. Tačiau ne taip tapo mūsų pagrindinių iššūkių, mūsų žurnalistų, kurie bando papasakoti mūsų kartos istoriją, mūsų amžiaus įvykį. Didžiausiu mūsų iššūkiu tapo, kaip papasakoti teisingą faktais ir objektyvumu pagrįstą tiesą tuo metu, kai dezinformacija, manipuliavimo socialiniuose tinkluose ir melas tampa viską apimantis. Kai prezidentų kaip Donaldo Trumpo įtaka ir galia yra matuojama jos skleidžiamų melu. Kai šalyse kaip Sakartvelas, Vengrija, Turkija tiesa yra kriminalizuojama. Kaip mums, kaip žurnalistams, prisibelsti į jūsų jaunosios kartos galvas, kai jūsų mintis yra visai kitur, o jūsų informacijos srautas ateina ne iš tradicinių žiniasklaidos priemonių kaip televizija ar laikraščiai, bet iš jūsų telefonų. Aš noriu jums papasakoti 3 istorijas, kurios man suteikia vilties, kad kalbėtis galima net tada, kai tai atrodo neįmanoma. Visi esame buvę tose situacijose, kai kalbame su savo draugais, artimaisiais, tėvais ir absoliučiai nesuprantam vienas kito. Laikais, kai polarizacija, kai žmonių skirtumai ir jų nuomonės tampa tokios radikalios, kad atrodo kontakto tarpusavyje tik mažiau ir mažiau. O kaip kalbėtis su priešu? Ar galima kalbėti su priešu? Kaip kalbėtis, kai tau į galvą įremtas ginklas? 2022 m. kovo mėnesį mes su kolegomis buvom pakeliui į Černigivo miestą. Tuo metu viso pasaulio dėmesys buvo nukreiptas į Bučą, nes tuo metu Rusija atsitraukus iš Kijevo srities, ten buvo rasta masinė kapavietė su užrištomis už nugaros rankomis sušaudytais civiliais. Tačiau mes patraukėme į kitą Dniepro upės pusę, arčiau Černigivo miesto, į kaimelius, kur žinojome žiniasklaida dar nebuvo. Ką ten pamatėme, tapo istorija, kuri buvo didesnė už mus. Mes turėjome labai mažai laiko, mes bijojome, mes nežinojome, kas mūsų laukia, tačiau jutome didžiulę pareigą ir svarbą, kuo greičiau užfiksuoti, ką tie žmonės patyrė ir išgyveno. Galite įsivaizduoti, kad jų potyriai buvo labai stiprus ir gilus. Ivanivkos kaime Rusijos pajėgos surinko visus 300 miestelio gyventojų ir užrakino juos mokyklos rūsyje. Tai yra vienintelė nuotrauka iš to rūsio, nes iš visų gyventojų buvo atimti mobilūs telefonai. Daugiau nei mėnesį laiko jie gyveno rūsyje atskirti nuo išorinio pasaulio, neįsivaizduodami, kas vyksta aplinkui. Juos įkaitais paėmė kariai, juos kankino, prievartavo, mušė. Vietos buvo tiek mažai, kad miegoti žmonėm teko atsistojus. Per mėnesį laiko tikrai ne visi sulaukė okupacijos pabaigos. Tačiau man įdomiausia buvo istorija, kurią išgirdau iš vienos moters netoliese esančiame kaime. Ji nepapuolė į mokyklos rūsį, tačiau buvo savo namo rūsyje su savo sūnumi ir kaimynu. Jie tikėjosi, kad pratems okupacijos laikotarpį nepastebėti, kai jų rūsį įsiveržė 3 kariai ir su jais apsigyveno. Miestelis buvo stipriai apšaudomas, dėl to vietos pasislėpti buvo labai nedaug. Šitie 3 žmonės nesipriešino. Jie priėmė okupantus
ir palengva pradėjo su jais kalbėtis. Klausti jų, kodėl jie atėjo pas juos, kodėl jie atėjo sugriauti jų gyvenimą. Na, kaip ir įprasta, ir galite įsivaizduoti, rusų kariai jam paaiškino, kad jie atvyko jų išvaduoti nuo fašizmo, kad jie galėtų kalbėti rusiškai laisvai ir kitą Kremliaus propagandą, kuri taip giliai įsirėžusi į šitų karių pasąmonę. Šitie trys ukrainiečiai suprasdami, kad bet kokia konfrontacija gali kainuoti gyvybę, neskubėjo. Diena po dienos jie traukė ir traukė žodį po žodžio iš tų karių. Iš kur jūs atvykote? Koks jūsų gyvenimas buvo tenai, kažkur Rusijos kaime? Ir palengva tie kariai pradėjo atsiskleisti. Jie pradėjo pripažinti, kad į Ukrainą atvyko visai nevaduoti ukrainiečių nuo fašizmo, o dėl to, kad jiem be galo trūksta pinigų, kad naktimis jie ardo susprogdintus šarvuočius, iš kurių traukia varinius laidus, kuriuos galėtų vėliau parduoti. Po 3 savaičių šitie kariai pripažino klydę, atsiprašė šitų ukrainiečių, pripažindami, kad turbūt jiem niekada jie neatleis, ir pabėgo. Daug tamsesnė istorija nutiko Chersono mieste, kuriame mes apsilankėm 2022 metų vėlyvą rudenį žiemos pradžioje. Mes smarkiai vėlavome. Chersono sritis tuo metu buvo taip pat išvaduota. Po didelio kontrapuolimo miestas, esantis netoli Dniepro upės, vėl atsidūrė ukrainiečių rankose. Žurnalistai ten skubėjo kuo greičiau užfiksuoti Rusijos karo nusikaltimus. Taip atsidūrėme ir mes tenai. Palengva mes supratome, kad didžiausia istorija, kuri iki šiol yra stipriai aptarinėjama žiniasklaidoje, buvo sistemingas ir puikiai suplanuotas Rusijos vaikų grobimas iš Ukrainos. Iki šiol keliasdešimt tūkstančių Ukrainos vaikų vis dar yra Rusijoje ir nieks nežino, kur jie yra. Daugelis jų įvaikinti, galimybė sugrįžti namo pas savo artimuosius, galbūt tėvus, labai ribotos. Prieš jūsų akis vieno internato direktorius Vladimiras. Jisai buvo žmogus, kuris puikiai suprato, kas jo laukia, kai tik tai rusai įžengė į miestą. Jis jau buvo girdėjęs, kad Rusijos pajėgos rytų Ukrainoje grobia vaikus. Tad dar Rusijos pajėgom nepasiekus jo internato, kartu su kolegomis jie pradėjo internato vaikus slėpti. Pas kaimynus, pas artimuosius. Jie pradėjo klastoti jų medicinos įrašus, pakeisdami jų vardus, jų medicininę būklę. Galiausiai jiems pavyko paslėpti visus internato vaikus išskyrus 7. Rusų kareiviai į internatą atvežė dar kelis vaikus, kurių paslėpti buvo neįmanoma. Ukrainos pajėgom artėjant link Chersono, Vladimiras suprato, kad šitų vaikų išsaugoti nepavyks. Rusijos pareigūnai juos surinko ir išvežė nežinoma kryptimi. Bet Vladimiras, vietoj to, kad pasmerktų Rusijos pajėgas, apsimetė, kad nori su jais bendradarbiauti, kad jam įdomu šitų vaikų likimas ir jisai sugebėjo užmegzti ryšį su institucijomis, kurios šios vaikus priėmė. Jis iki šiol neatskleidžia, kokiu būdu jisai tą padarė, tačiau jo žodžiais tariant, Rusijoje neliko nei vieno internato, kuriam jis nebūtų paskambinęs. Savo talento ir sugebėjimo komunikuoti dėka jisai sugebėjo įtikinti Rusijos pagrobėjus, jo internate buvusius vaikus perduoti slaptai organizacijai Rusijoje, kuri šios vaikus išvežė į Gruziją, Sakartvelą. Ir po kelių mėnesių jie buvo pirmieji vaikai, kurie buvo sugrąžinti į Ukrainą. Dar vienas pavyzdys, kaip kalbanti su priešu, vis dėlto tu gali pralaužti tą ideologinį skydą, kuriuo jie yra apsigaubę. Tačiau žinoma ne visada. Ir dažniausiai tai yra labai sudėtinga ir galima vienam sėkmingam atveju rasti 1000 nesėkmingų. Bene įsimintiniausia istorija man dirbant Ukrainoje buvo kelionė į Bachmuto miestą. Bachmuto miestas rytų Ukrainoje, kažkada buvęs gražus miestelis, garsėjęs savo rožynais ir šampanu ir druska, palengva virto griuvėsiais. Mieste prasidėjo didžiausias puolimas nuo Antro pasaulinio karo. Manoma, kad per 9 mėnesių mūšį jame žuvo ir buvo sužeista apie 200 000 karių iš abiejų pusių. Tai yra milžiniškas skaičius. Patekti į miestą buvo beveik neįmanoma. Vienintelė galimybė tą padaryti su savanoriais
kaip Aleksandras. Violončelininkas, žmogus, kuris savo noru evakuoja žmonės iš Bachmuto. Jisai sutiko mus priimti į savo mikroautobusiuką, pasodino į galą, liepė paslėpti kameras ir įvežė į miestą, kuris tuo metu buvo apsiaustyje, kuriame krito aviacinės bombos, kuriame gatvėse vyrė mūšiai. Tačiau mūsų nuostabai mieste taip pat buvo ir nemažai civilių gyventojų, kurie išvykti visai neskubėjo. Ukrainiečiai juos vadina ždunai arba laukikais. Tai žmonės, kurie savanoriškai laukia okupacijos. Tai žmonės, dažniausiai vyresnio amžiaus, kurie tikisi rusiškojo pasaulio sugrįžimo. Tokių žmonių yra daugybė ne tik Ukrainoje, tokių žmonių, panašių pažiūrų žmonių galima sutikti ir Lietuvoje. Kaip manote, ar su jais lengva kalbėtis? Prieš jūsų akis 3 moteris, 3 kartos – močiutė, mama ir dukra. Iš tų žvilgsnių nukreiptų į kamerą galite suprasti, kad pasitikėti mumis jos labai neskubėjo. Mes buvom vakarų propagandistai atvažiavę meluoti apie Ukrainos fašistų skleidžiamą propagandą. Aš turiu pripažinti, kad šitos moteris nebuvo kvailos. Jos buvo išsilavinusios, ypač močiutė, vyresnio amžiaus, moteris, kuri ir vedė pokalbį. Man buvo įdomu, kaip žmogus, kurį tiesiogiai bando nužudyti, vis tiek palaiko kitą pusę. Kaip galima matyti pasaulį, kuris prieštarauja realybei prieš tave. Mes nusprendėme konfrontuoti šitą moterį ir paklausėme jos, ką jinai mano apie tai, kad Iziumo mieste prieš kelias dienas buvo rasta dar viena masinė kapavietė, kurioje buvo sušaudyti civiliai gyventojai. Į ką ši moteris atsakė, karas yra karas, visko pasitaiko. Tačiau akivaizdu, kad tai, kas vyko Bachmute, jai atrodė visiškai priešingai. Ir tyliu balsu jinai man pasakė, Augustinai, jeigu liktum čia naktį, tai sužinotum, kas iš tikrųjų čia šaudo į civilius gyventojus. Karas yra karas, pasakiau aš jai, į ką jinai tik nusišypsojo. Mes ilgai kalbėjome su ją apie valandą, bandydami suprasti, kodėl ir kaip, ar įmanoma apskritai pralaužti šitų žmonių požiūrį, dešimtmečius kurtą pasaulio įsivaizdavimą, kuris byrant prieš akis vis tiek išlieka toks stiprus, kad šitas žmogus išlieka savo įsitikinimams. Prieš išvykstant iš miesto, kuriame likti ilgiau mums buvo per daug pavojinga, aš jutausi šiek tiek nusivylęs. Maniau, kad man nepavyko. Ne tik nesupratau jų, bet ir nesugebėjau jų įtikinti, kad už Bachmuto miesto realybė yra visai kitokia. Ir kai jau galvojau, kad viskas baigta, šita jauna mergina priėjo prie mūsų, nematant mamai ir močiutei, ir tyliai paklausė, ar tiesa, kad Lietuvoje galima šnekėti rusiškai? Aš jai pasakiau, kad taip. Ar tiesa, kad Lietuvoje galima gauti darbo? Pasakiau, kad taip. Tuomet jinai tyliai paprašė telefono numerį ir nuėjo. Man tai buvo didžiausia pergalė. Atrodo, kad bent jau vienam žmogui tą akimirką pavyko prisibelsti kažkur giliai į širdį, galbūt į protą, priversti jį bent jau abejoti tuo, kas taip akivaizdu, tačiau taip sunkiai pralaužiama. Šitos 3 istorijos man yra pavyzdys ir simbolis, kad tiesa gali triumfuoti net ir sunkiausiamis sąlygomis. Ačiū Jums.